Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas esate pirmą sykį, malonu jūs matyti. Kviečiu prisijungti prie mano kanalo narių, bei taip gauti daugiau video iš karto, bei taip pat padėti mano kanalui augti, tai tikrai kviečiu prisijungti. O šiandien pradėsiu temų haulą, bus iš kelių dalių tokių, nes dabar gavau vieną siuntą, vėliau dar gausiu, tai noriu padaryti tokį bendrą haulą. Pirma siunta labai didelė, nes du dideli daiktai įdėti, tai dėl to ir didelė. Nepasiėmiau jokių žirklių su savim, tai kažkaip reikės atplėšti taip, šiaip ne taip. Visą jėgą reikia panaudoti. Gerai, pirmas dalykas, jau kaip ir matosi, tai yra šitoks kilimas. Aš turėjau tokį kilimą, bet padariau klaidą ir išskalbiau jį šiltesniai temperatūrai ir jisai prarado tą savo tokį kietumą. Nemoku apsakyti, jisai viskas kaip ir gerai, bet nebėra toks kietas. Tai tiesiog norėjau tokio pat kilimo, nes labai tiko man miegamajam. Tai pasigrėbiau, kadangi akcijos buvo. O kitas dalykas yra irgi dalykas, kurį jau turiu, bet reikėjo antro. Pirmą siunčiaus pabandymui. Ir kadangi labai tiko, tai pasiėmiau kitą. Tai yra tualetas katinam. Ir sakau, pirmą užsisakiau, galvojau pažiūrėsiu, jeigu tiks katinam, tada ir kitą užsakysiu, kadangi turiu 2 katinus, jiems reikia 2 tualetų, nes tiesiog nepasidalina vieno. Tai užsakiau antrą tokį tualetą ir reikės jį sudėti, nes jisai čia taip matot supakuotas, tai reikės jį sudėti. Ir parodysiu, kaip atrodo. Na va, tualetą sukonstravau, kuo man patinka šitas tualetas. Apačia išsitraukia, tai kai nori valyti, tiesiog ištraukia. Tuomet čia atsidaro. Čia įeina, čia išeina. Šiaip aš būna šitą išimu, nes kažkaip Pūkis tai pripranta prie visko, jis labai protingas, o Bela kažkaip ne visą laiką mėgsta tų durelių. Tada čia atsidaro, tokie įsideda, kaip sakant, kvapus sutraukiantis dalykai ir yra tam kastuvėliui pasidėjimas ir, žodžiu, ateina kartu su kastuvėliu. Tai žiauriai geri tualetai, turiu rožinį vieną ir dabar tokį melsvai žalsvą. Aišku, katinam nelabai svarbu, bet aš, kadangi turiu mergytį ir berniuką, tai tokius paėmiau. Tai va, žiauriai geri tualetai, dideli gan ir pigus. Tai kas turit katinukų, tikrai rekomenduoju šitos tualetus. Nauja diena, naujas siuntinys. Pakuojam šį kartą daug mažesnis, nes nebe tokie dideli daiktai. Tai, bet čia labai reikalingi daiktai. Vienas, prasme. Kitas nepamenu, liktais kažkas šiaip sau. Dadėjimas prie siuntos. Jo, tai čia yra geriausias atradimas, ką atradau Temu ir Shein yra. Tai kas turit Kärcher firmos siurblius? Vieni sako kažkaip Kärcher, aš sakau ir aplinkui visi mane sako Kärcheris. Tai Kärcher firmos siurblius, tai žinot, kad maišai Lietuvoje brangiau ir užsienį, va, Temu, Shein pigiau užsakyti. Tai užsakiau 10 maišų už 8-6 eurus, dabar nepamenu, bet daug pigiau negu Lietuvoje, tai žiauriai gerai, nes labai ilgam užtenka už tokią sumą, tai čia centai. Tai visą laiką dabar, kol bus, pirksiu iš ten, nes neapsimoka net Lietuvoje pirkti. Nes Lietuvoje jaučiu už tokią kainą gal kokius 2 nusipirktų. Nu, nes žinot, pardavinėja su Kärcher ženklu, tai iškart gaunas tau padidintą kainą. Čia lygiai tokie pat, kokius nusipirki Lietuvoje, tik tais, kad nėra firmos, nu taip. Jo. O kitas dalykas, visai gerai, žodžiu, aš dėliuosi tokias blakstienas, nebūna, ir supratau, kad lengviausia blakstienas tokias susidėti, kai jau būna sudėta į liniją ir suskirstyta. Tai žodžiu, tiesiog susidėdi visas tas, nors palei mano akytės man būna, kad per daug tų 5, tai gal 4 susidėsiu. Bet nesmė, esmė, kad labai lengva tuomet susidėti gražiai tą blakstienų, kaip sakant, ilgį ir tada gaunas tas gražus toks efektas. Tai tokie daug patogiau. Ir visą laiką pirkau dabar rudas,
Bet pagalvojau, visai gerai būtų ir juodas tokias pamėginti. Tai tiesiog pamėginimai nusipirkau. Bet, sakau, daug lengviau tokias susidėti, negu kad pačiai tuos kokštelius atitaikyti, nes, gražiai atrodo, nieko nesakau, bet kažkaip šitie lengviau užsideda. Nežinau, gal čia psichologiškai veikia. Koks gražus, negražus, bet koks geras indėlis toks. Ar jūs irgi esate toks žmogus, kur visą laiką norit kažkokį gerą indėlį, gerą dėžutę, dar kažką gero pasilikti? Kur tai va, aš kažkur panaudosiu. Tai man tai būna kartais, bet aš prisimenu, kad reikia taip nedaryti, nes tada tik kaupiasi bereikalingi daiktai. Bet vėliau būna, kad kada nors galvoju, gaila, kad tą dėžutę išmečiau, nes panaudočiau dabar. Bet jo, tai aš dar pamačiau, kad tokia visai nice dėžutė, galvoju, kur čia galėčiau panaudoti, kai susibaigs man blokienas. Nežinau, ar jūs taip darot ar ne, nes aš tai visą laiką turiu, jeigu labai gera dėžutė ar indėlis ar kažkas, tai pasilieku, nieko nesakau. Bet stengiuosi šiaip su kiekvienu to tokiu, kur atrodo, kad gal kažkur panaudosiu, tai stengiuosi nepasilikti, nes tada labai greitai gali namai virsti. Žinot, kai būna pas tuos, kur renka daiktus, kur ten negali praeiti pro butą, tai reikia netapti tokiu žmogum, tai visą laiką reikia prasivalyti ir nerinkti visokių indėliukų. Gerai, sustiksim, kai pasiimsiu kitą siuntą. Hello, next day. Ir gavau dar 2 siuntinukus. Tai atidariu. Iškart pasakysiu, atsiprašau už savo tokį vaibą lėtą, nežinau kaip pasakyti, bet tiesiog esu labai pavargus po reabilitacijos. Tai tokia pusiau mieganti, pusiau pakelianti visus galūnės. Tai toks labai lėtas vaibas šiandien. Net nebeturiu jėgų praplėsti maišelio. Galėčiau aš kada nors pasiimti žirklės, kai atidarinėjau tuos dalykus, bet vis pamirštu, aišku. Ne, nieko nebus, reikia žirklės. Pagaliau. Ok. Interesting dalykėlis atėjo. Taip, pukutė. Atėjo. Indas, bliūdas, kaip gal pasakyčiau, bliūdas vonioj turėti, kuris įsilanksto, kaip gal pasakyti. Ir, nežinau, gali kojas pasimerkyti, dar kažką, bet jisai susilanksto atgal ir užima labai nedaug vietos. Būtent tokio norėjau, nes noris kuo mažiau, kad vietos užimtų tokie dalykai, nes nėra pati didžiausia vonė, tai noriu sumažinti, kaip sakant, tokių dalykų užimtumą vietos, tai labai gerai toks susilanksto ir kadangi jį galima pasikabinti, norėjau nusipirkti kabliuką, bet kabliuko atskirai kaina vieno buvo tokia pat kaip šitų 50 kabliuko. Tai tiesiog pasiėmiau tą 50, nes pagalvojau, kad gal kažkur prireiks gyvenime kabliuko. Tai jo, tiesiog tokie kabliukai, nusilipina čia tas ir užsikabina. Ir užsikabins ant sienos, pavyzdžiui, šitas dubuo, bliūdas, kaip sakoma, ir kabės. Tai tokia pirma siunta. Labai reikalingas dalykas buvo, kad sumažinti vietos ir padidinti vietos, gal taip reikia sakyti. Nesumažinti vietos, padidinti vietos. Tai jo. O kitas yra, žinau, kas yra. Tas yra, ko jau gal reiktų nebepirkti, bet man kažkoks yra apsėdimas telefono dėkliukams. Ir aš kai pamatau gražų telefono dėkliuką, aš tiesiog noriu jį turėti, nes telefoną šitą planuoju turėti labai ilgai laiko ir kad neatsibostų jisai man, noris vis kitų dėkliukų ir noris palei sezonus ir šiaip palei ką vaibinį, tai šitą pamačiau ir įdomu, kaip jisai atrodys. Tai šitą pamačiau labai gražiai atrodė, man dabar labai patinka šitas raštas, bet čia dadėta spalva, kuri man labai patinka, tai tikiuosi, ok, gražus.
Gražus, to jau jums parodysim. Tai šitoks dėkliukas su leopardo raštu, bet su mėlynu. Matot, viduje tų leopardo raštelių mėlynai ir MagSafe'as mėlynas. Tai toks šviesesnis variantas, ką aš dabar turiu, nes aš dabar turiu tokį tamsų. Tai šičia šviesesnis variantas ir su mėlynu, tai labai mano vaibas. Tai džiaugiuosi, kad pasiėmiau, tikiuosi MagSafe'as stipriai laikys ir visa kita, nes kas buvo su keliais dėkliukais, kuriuos užsakiau pradžioje, kai tik nusipirkau telefoną, keli MagSafe'ai buvo labai blogai laikantis, o kadangi aš telefoną mašinoje pasikabinu ant MagSafe pakroviklio, tai būdavo, kad tiesiog važiuoju ir nukrenta telefonas. Tai viskas per tuos blogus dėkliukus, tai dabar kol kas sekasi tuos dėkliukus gerai nusipirkti, kad geras MagSafe'as būtų, tai jo, labai džiaugiuosi ir toks šitas holas. Jeigu jums patiko šitas video, būtinai palaikinkit ir pasubscribinkit, kas dar nepasubscribinė, man labai daug ką tai reiškia, tai tikrai taip padarykite. Be to, ekstra padėka mano šviesnėlės kanalo nariams, ačiū, kad taip mane palaikote, pasiekite mane Instagram'e bei TikTok'e, ten visat jūs laukia dabar. Ir iki kito video.